kuras užpiltas ir važiuoju į pagrindinį šios dienos spotą, į kurį važiuoju iš karto nuo pat ryto. Gal kokį 20 km važiuoti reikia. Bet nuvažiuosiu, keliukas bus įdomesnis, matau. Šiandien reikia beveik 300 km nuvažiuoti, tai reiškia, iki vakaro važiuosiu ir bandysiu tikėtis, kad nevažiuosiu nakčia šiandien. Ten, kur važiuoju, taip pat yra viena iš turistinių vietų, bet važiuoju anksti ryte. Važiuoju anksti ryte, tai tikiuosi bus tuščia. Nuo Kalniuko vaizdai neblogi atsiveria, bet ten, kur važiuoju, bus dar įspūdingiau. Keli variantai yra nuvažiuoti iki tenai ir aš pasirinkau ten, kur trumpiau važiuoti. Tik tai paskui šitas mergaitės, jeigu tektų važiuoti, būtų ilgėliau jau. Aukštokai randuosi. Labai aukštai. Noriu nusigauti iki tos vietos. Nėra tai viskas paprasta. Dabar kaip tik prasidėjo kažkas panašaus į asfaltą. Nes iki šiol tai buvo katastrofa. Net ne bekelia, o nežinau, uolomis važiavau. Dabar tik įsijungiau kamerą po pusvalandžio tokio važiavimo ir kelias pasitaisė. Tik aš niekaip nesuprantu, kodėl aš leidžiuosi žemyn, jeigu turėčiau kilti viršų. Ir pagal navigaciją gerai važiuoju. Gal čia toks kelias įdomesnis. Į viršų žemyn, į viršų žemyn. Kažkodėl turiu tokį jausmą, kad aš šiandien toli nenuvažiuosiu, kadangi iki pirmo pitstopo labai lėtas toks važiavimas. Nuo viešbučio lyg buvo 30 km atstumas, bet aš šitos 30 km 3 valandas važiuosiu. Po to man to pačiu keliu reikia grįžti, kadangi kito kelio nėra daugiau. Tai aš labai netoli pavažiuosiu šiandien. Turiu įtarimą. Gal netgi ten pat reikės grįžti. Ne, ten pat tai nenoriu. Nieko gero. Jo, tai čia panašu visą dieną reikia paskirti šitam važiavimui. Wow. Tikiuosi neprakirtau padangos, nes ant tokio aštraus akmens mačiau šokų. Ar aš čia per greitai kylu, ar jau visi leidžiasi žemyn. Gal saulėtekis sutikinėja žmonės. Nes kol kas manęs niekas nesiveja, niekas nelenkia. Ir diena superinė šiandien. Giedra.
Nelyja, neapsiniaukia, matomumas puikus dabar. Super. Tai, ko man ir reikia geram kadrui, geram vaizdui. Čia pas mane kažkas velkasi. Suprantu, tuoj biškį pasitrauksiu patogiau, kad koja nuleis būtų. Pažiūrėsim. Kai matau taip, man atšmutkės maišiukas truputėlį persivertė. Nuo tos vibracijos pabėgo truputį maišelis. Tai mes tai vėl užkabinsim atgal. Galvoju, kas čia per garsas. Toks lyg kažkas vilktųsi. Neradau. Kas čia per garsas. Va, kažkur čia užkabinsim. Va. Ja, truputėlį pratryniau. Jau ką, dar vieną turiu. Gerai, toliau. Va. Net nesusimąstęs, net nemirktelėjęs pravažiavo. Šok, ant žolės, nuo skardžio, nesvarbu, jis važiuoja. Čia turbūt pakilimas. Ja? Ne, rodo, kad čia nusileidimas. Oho. Jeigu čia nusileidimas, tai bus labai įdomu. Oho. Dar kažkas parlėkia. Ja. Sakiau, kad bus nepaprasta. Labai nepaprasta, labai nestabilu.
Ху-ху-ху. Va tau ir dinozaurų drakono. Drakono stuburas. Ja. Gerai, man atrodo, čia ir užteks. Taip, iki pat pabaigos neįsiu. Žodžiu, atvažiavau. Fantastika. Tai kažkaip pavojingai labai. Palipsiu aukščiau gal. Žiūrėsiu, kaip čia nuo viršaus. Visi fotografuojasi, daugiau nieko neveikia. Tiktokeriai. Kažkaip taip. Nu ką, reikia išvažiuoti iš šito pragaro, nes visai nejuokinga. Ne tas tiltukas, kurį važiavau prieš kelis epizodus, netoks baisus atrodė. O čia jau kosmosas. Man čia iš baimės motociklą visą mėto šakės. Aš nepratęs tai važinėt. Praleisiu turistus. Tegul jie lekia, nes tai sustoja, tai vėl kažkas. Dar užsimūšiu.
Gal kaip ir sakiau, ne veltui čia visai man dienai tokia pramoga, nes blemba, tai šlaiteliais baisu ir dabar tokiais kaip čia išvažinėjimais tokiais visai nemalonu važiuot, bet vėlgi eilinį kartą sakau, ne veltui aš čia ne šiaip sau ir ne tiesiog pagulėti prie jūros, pagaudyti va tokių momentų, aišku. Tai šitie momentai nepaprastai baisus. Ramiai. Okay. Yeah. The left easy. Okay. Hoppa. The left easy. Okay, thank you. Come on. What? Okay. Yeah, come on. Sako, the left easy. Jo, man reikia easy, nes aš jau pavargau. Jau ir Pikachu supyko. Sako, gal tu raminkis biški. Žalias vairas, o išsikalinėjai kaip didelis. Antrą kartą jau žinodamas, kur važiuoju, jau nebevažiuočiau 100%. Va čia tai buvo. Daiktai vietoj. Vau. Aš ekstazijai. O čia tai kosmosas. Vat ir Dragon Backbone arba Dragon Spine. Ir taip galima sakyti. Super.
Atrodo, niekur dar beveik nenuvažiavau nuo rytinio taško, bet jau pilnas įspūdžių, pilnas adrenalino, pilnas emocijų. Jo. Nežinau, ar tuo metu buvo, ar visom akimirkom kamera buvo įjungta ar ne, bet jo vietomis jau buvau ne tai, kad šiktelėjęs, bet jau pilnai prikrovęs kelnes. Wow. Vieną kartą tą patirt reikia. Aišku, tam biškelį mažiau smegenų reikia. Tiksliau, kad jų mažiau būtų. Bet sakau, verta pabandyti. Bent jau gerai. Kurie su didesnių smegenų tūriu, tai tada galima atvažiuoti tiesiog iki nusileidimo pradžios, palikti motociklą ar mašiną ar ką ten, kas ten yra, ir pėstute leisti žemyn. Nes, faina, gražu, visą kitą panoramą. Bet jei su motociklu, tai wow, čia jau man tai yra kitas levelis, jau čia buvo labai stipru. Labai. Ir daugiau, kaip sakiau, daugiau tikrai nevažiuočiau tenai, nesileisčiau, nes, žiauriai, man tai yra labai pavojinga. Nesuvokiama tiesiog. Gerai. Ką čia turim dabar valandomis? 10:30. Gerai. Dar bent vieną tašką žemėlapyje turėčiau šiandien pasiekti. Galima važiuoti. Nusimečiau dabar striukę, nes sukaitau nerealiai, kol iš ten išsikapanojau. Eina savo. Nerealiai baisu. Šimtų procentų. Nežinau, dabar gal dėl to, kad ten emocijų truputėlį dar truputį emocijos veikia, bet 100% niekada gyvenime daugiau nelįsčiau ten, va taip kaip dabar buvau įlindęs, niekur net panašiai. Tiesiog, wow. Eina savo. Vienas bičiulis, kuris žiūrės ir žiūri dabar turėjo pasijuokti. Mintyse savo pasakyti, taigi nieko čia baisaus nėra, čia važiuoti nemokė. Gerai, sėkmės. Bet aš čia buvau, o tu ne. O, čia kažkoks protingas gaidys buvo. Neperbėgo kelio. Va, tokia chirnia, reikia važiuoti. Kelias. Kažkada bus kelias. Kažkas buvo pradėjęs, čia tos vadinamos skaldos, bet čia ne skalda, čia akmenys, didžiuliai aštrus akmenys. Primėtė. Ruošiasi asfaltavimui ir dabar matosi, kad jau čia ne pirmą mėnesį, tai vat viskas. Ir tokių šūdų reikia pravažiuoti. Naglai nevažiuosi visai. Kitaip iš čia neišvažiuosiu. O išvažiuoti noriu. Dar čia. Važiuogi, apsišykeli.
Dabar galima atsipalaiduoti. Čia jau nusileidimas bus ramus, santykinai ramus. O tik tai tokius kažkaip tai reikia apvažiuoti. Nusileidimas ramybėje visas. Nusileisiu ir tada važiuosiu link antrojo šios dienos spoto. Jis jau nebus toks pavojingas, visai nebus pavojingas, bet toks vėlgi su nauja patirtim turėtų būti. Leidžiuos vėl į kažkokį tarpeklį. Palikau tą miestelį pagaliau. Vis dar mintis neapleidžia po nuotykio. Bet laukia dar kiti nuotykiai, kiti vaizdai, gražūs vaizdai. Bet ir toks tarpeklis, o į tokių tarpeklių važiuojant ir tokiais vingiais. Taip pat labai smagu. Šią akimirką net smagiau nei važiuoti drakono stuburu. Bet ten toks prastas kelias buvo, aš ten tiek dulkių prisikvėpavau. Reikės atskirų procedūrų išvalyti nosis, sinusus. Iki dienos pabaigos dar 180 km, 3 valandas, tai realiai 4 mažiausiai. Turėčiau vėl ant ribos su šviesa arba be šviesos. Kokorikų pasveikino gaidžiai mane. Čia pavažiavau tarpeklių, paupiu, dabar vėl pradedu kilti kalną. Va toks visas Vietnamas. Jau n-tai kartą sakau. Kalnai, kalneliai. Važiuodamas susimąsčiau, kad tokie tripai tikrai toli gražu ne kiekvienam. Ne tiek, kiek atstumo įveikimų, sėdėjimų visą dieną motociklo, bet komforto prasme ypatingai. Nes čia labai reikia išlysti iš savo komforto zonos. Labai stipriai, nes ne kasdien ir išsiskalbsi. Ir kelias dienas gali važiuoti tais pačiais mirtinčiais drabužiais nuo prakaito, nes vėlgi sustoji, stovi, nevažiuoji, karšta, bele kaip, atrodo su maikute šortais norėtum būti, pradedi važiuoti per džiunglę, šalta, reikia apsirengti, tai dabar irgi saulė šviečia, temperatūra 20+, net nežinau kiek. Bet čia, aišku, džiunglės važiuojant yra vėsu, tai aš vėl apsirengęs ir termomarškinėlius, ir maikutį, ir striukę užsimetęs. Tai nestoviniuosi, nenusirenginėsi kas kelias minutės, tai važiuoji, šilta, šalta, tai taip kūnas reaguoja, prasmirsta ir visa kita. Ir kojinės gali būti neskaltos kelias dienas, jeigu nepasiėmi atsarginių. Tai čia toksai labai laukinis nuotykis, labai laukinė kelionė. Labai stipriai reikia išeiti iš komforto zonos. Reikia būti tam pasiruošus. Man tinka, man gerai. Aš urvinis. Tai nereiškia, kad nesiprausiu, prausiuosi kartą per savaitę. Bet tai yra iššūkis ir ne kiekvienas gali patempti tokius dalykus. Bet tai ką, smirdi tai kam?
motociklui Pikachu nesiskundė dar, kad aš smirdžiu. Nu, lenkiam. Va taip, vyksta veiksmas Vietname. Kitaip negyvensi, kitaip neprasisuksi, kitaip nepravažiuosi. Būk pasiruošęs iššūkiams, nuotykiams, mažam komfortui ir viskas. Ir mėgaukis gamta, vaizdais, pojūčiais, potyriais, adrenalinu, kartais kaip aš šiandieną. Arba kaip kažkuriam epizode važiuodamas tilteliu vienu tam bambukiniu, kuris linkavo nesveikai. Ir viskas. Svarbiausia nevažiuot tamsiu paros metu. Bet ten baisiausia, ten didžiausias stresas. Visa kita išgyvenama. Yra olandų vlogerė Ichi Boots. Kartais mėgstu pasižiūrėti jos video per YouTube. Ten pas ją auditorija milijoninė. Irgi keliauja per visą pasaulį. Viena didžiausių kelionių buvo apskritai nuo Pietų Amerikos pietinio taško keliauti iki pat Aliaskos ir važiavo per visas Meksikas, per visus Urugvajus ir visą kitą. Ir turėjo nuotykį ir kaip galima pagalvoti, kai aplinkui girdėjo, oi, ten pavojinga, ten karteliai, ten dar kažkas. Va, moteris viena pravažiavo, nuvažiavo, pervažiavo, nieko, dabar važiavo kažkur artimuosiuose rytuose ar net tolimuosiuose rytuose. Ir Afganistanas, ir Pakistanas vėlgi pirma mintis, oi pavojinga, oi ten kariniai konfliktai vyksta, dar kažkas, jokios civilizacijos. Taip, jokios civilizacijos ten beveik nėra, ten tokia dar žmonės kitokio mąstymo, bet keliauja jinai, nieko jai ten neatsitinka ir Talibanas stabdo tuose kontrolės punktuose ir patikrina ir nieko, ir toliau varo ir be jokių problemų nesiskundžia. Tai tik reikia turėti noro, va, net moteris keliauja ir irgi išėjus iš komforto zonos. Irgi ten, čia tai Vietname bent viešbutį gali susirasti, ten jokių viešbučių, ten homestay iš principo. Važiuoja tikiniam žvyrų visą laiką, jokio kelio, jokio asfalto ir nieko. Varo, jaučia malonumą, kaifuoja, kaip ir aš. Tik mano tas YouTube'as yra nedaugiamilijoninis, o čia daugiau saviems, šeimai, draugams, kam įdomu. Ir šiaip man patinka pafilmuoti, pašnekėti nesąmonę su savim. Nors pradžiai nelabai ką ir šnekėdavau, bet vis tiek kartais atsiriša liežuvis, kai ilgą laiką važiuoji vienas, praleidi daug laiko vienas su savim, tai po to su kamera išsikalbi. Ja, pakyli į kalną ir leidės nuo kalno, nusileidi nuo kalno ir kyli į kalną. Agrarinė valstybė daug augina Vietnamas. Nežinau, kas jų bananus valgo, nes jie mažiukai, mažulyčiai visiškai mini. Pusė to, ką Lietuvoje perkam, bet jie daug kitokių vaisių turi, net ir pavadinimų, kurių aš nežinau, ten pradedant durianų, baigiant jackfruitais ir visų kitų.
Dar daug, kurių aš neragavęs, net nežinau kokio skonio ir tiesiog matai turguose parduoda kažką kažkaip ir net nesupranti nei kas tai yra, nei su kuo valgoma, nei kai valgyti, nei koks tas skonis gali būti, apsinuodysi, neapsinuodysi. Kokosų pilna čia, riešutų, anakardžių labai daug auga, čia visko yra. Viską jie čia auginasi, tai va ir arbata, ir kava, ir kukurūzai, pilna. Didelė valstybė, jau aš bent jau kiek pats bandau suvokti, kokio jinai dydžio, tai galiu tik tai lyginti savo tripus prieš tai buvusius, tai sakykime pernai. Važiavau per Balkanų šalis, ten gavosi 12-13, man atrodo, valstybių kažkas tokio pervažiuot, tokį ratą, 5000 kilometrų. O čia gausis panašiai vienoj valstybei tiek nuvažiuoti. Nes šią akimirką, šiandien dieną maždaug šiuo metu yra 2800 kilometrų įveikta. Kažkur panašiai, manau. Tai va, o man dar liko visai nemažą ratą apvažiuoti iš vakarų į rytus palei šiaurinę sieną, iš principo taip gaunasi grubiai. Tai turėsiu vėl 4 kokius 1000 kilometrų. Tai čia viena tik tai valstybė, tai kokio jinai dydžio yra. O aš važiavau. Sustojau degalų įsipilt. Pailsint sėdimąją ir pagalvojau, taigi nėra man kur ardytis, kur plėšytis. Važiuoju aš iki miestelio pavadinimu Sonla. Ten pasikeisiu tepalus. Patems man grandinę, padarysiu aptarnavimą ir šiandien užteks. O kur aš šiandien neturiu kur skubėti? Nėra tikslo kur skubėti. Gaitelis norėjo aplenkt mane, nepavyko. Tai va, neturiu kur skubėti. Reikia varyt. Ilsėti Sonla miestelis. Susirasiu kur pamiegot ir ilsėsiuos ir viskas. Kiek čia galima varyt. Reikia ir pailsėt. Ir atsikvėpt, ir pasižvalgyt, ir pavalgyt normaliai, o ne kokius nors užkandžius. Tai taip ir padarysiu. Tik tai kodėl man rodo 140 km važiuot? Kaip čia taip įdomiai? Kaip čia taip man įdomiai? Ir gerai. Navigaciją susitvarkyti reikia. Važiuojant tą labai protingą daryti. Kas čia dabar pirštinės mano? Va, dabar gerai. Nu ir gerai. Va, kaip tik nuvažiuosiu į kitą miestą, nuvažiuosiu pas mechaniką, susitvarkysiu ir pailsėsiu. Kiti dalykai kitose epizoduose bus.
sakau, reikia savo kažkaip išsiugdyti tą dalyką tokį, nespaust maksimaliai, nebūtų maksimalistų, daugiau pasimėgaut. Nes jau link vakaro būna stresas, tamsu, šalta, ką man to reikia. Ja, tai šiandien nenuvažiavau iki dar vieno spoto, kurį norėjau pravažiuoti, bet tai labai į galvą neįimu. Užteko man ir šį rytinio prikolo. Drakono stuburas. Drakono stuburo man pilnai užteko. Pakankamai gera patirtis buvo, pakankamai geras nuotykis visai dienai. Dabar reikės savo drebančias rankytes nuraminti įsikūrus kambarį ir ilsėtis. Trumpa čia mano kelionė gavosi, nežinau, kiek tam 150 gal nuvažiavau. Nežinau iš tikrųjų. Tai ir gerai. Čia toks didesnis miestelis. Ir valgyt gal rasiu kur normaliai. O šiaip važiuodamas pagalvojau, pasiilgau aš vakarietiško maisto. Pasiilgau duonos. Mėnesį jau gal duonos nevalgiau. Norėčiau duonytę suvalgyt. Ne, meluoju, Danangė būdamas. Dabar jau prieš kelias savaitės turbūt. Danangė valgiau, buvau rusų restorane. Valgiau. Ką aš valgiau? Barščius valgiau? Ne, valgiau moliūgų sriubą valgiau. Trintų moliūgų sriubą. Duona buvo patekta ir koldūnus valgiau, virtinius. Tai va, tai, bet sakau, kažkaip tai norėtųsi man duonytės. Netgi gal picutės kokios, sakyčiau. Tai va, tai šiandien, žodžiu, tiek. Einu va čia į tokią parduotuvėlę elektronikos. Tada varau įsikursiu savo numeryje. Ir šiandien pasakėlių užteks. Yra kiek yra. Tai va, iki kito.